Sausio 2. Vakar skaitei apie tai, kaip aš sukūriau pasaulį. Tai gera dingstis pamastyti apie laiką. Gal kada nors esi svarstęs, kas buvo sukurta pirmiausia – dangus ar vanduo, žemė ar ugnis? Turi suprasti, kad kuriant pasaulį laikas neegzistavo. Nebuvo nei anksčiau ar vėliau, nei iš pradžių ir po to. Visa buvo vienos vienintelės minties išraiška. Viskas vyko vienu metu. Mano mintis yra grynoji valia, įgyvendinama tiesiogiai ir netarpiškai. Laikas man neegzistuoja. Man nėra jokių dabar ir vėliau, jokių čia ir ten. Man viskas yra vienalaikiška, tobula, amžina. O jūs priešingai nuolat galvojate apie laiką. Jūs niekada neturite laiko, o jei kada ir surandate, tai stengiatės jį kaip nors prastumti. Kai šitaip laiką švaistote, pristingate jo. Žvelk į savo gyvenimą kaip į vienintelę galimybę, kuri galbūt niekada nepasikartos. Pasitelk kiekvieną akimirką. Nepraleisk nė menkiausios progos padėti ir tarnauti kitiems. Tada visas laikas priklausys tau ir tu vis stipriau jausi mano amžinybės dvelksmą. Sausio 3. Gyvūnai kenčia. Taip yra visame pasaulyje. Taip pat ir aplink tave ir per tave. Pamąstyk apie savo mitybą. Dėl blogų mitybos įpročių žmonės prislegia patį save neigiamą karmą. Valgyti mėsą – didelė nuodėmė. Valgyti žuvį – didelė klaida. Daugybė gyvūnų kenčia dėl neteisingos jūsų mitybos. Pateisinti neteisingiems mitybos įpročiams neretas jūsų pasitelkia bose eksperimentus, kuriuos atliekant nustatyta, kad ir augalai yra gyvos būtybės. Žinoma, augalai gyvos būtybės, tačiau gyvūnai turi nervų sistemą, jiems būdinga tam tikras gebėjimas mąstyti, o augalams tai nebūdinga. Todėl gyvūnai žudomi, šaukia ir rauda, o augalai to nedaro. Taigi nelygink gyvūnų su augalais, nes tai netikusi logika ir tiek. Priešingai, pakeisk savo mitybą, kaip įmanydamas venk mėsos ir žuvies. Taip daug, labai daug prisidėsi prie to, kad pasaulis taptų geresnis. Sausio 4. Ahimsa, neprievarta, yra dvelksmas kylantis iš pačių gyvenimo gelmių. Per ahimsą geriausiai pasireiškia meilė, kuri yra viso, kas gyva esmė ir branduolys. Gyvenk atsisakęs jėgos ir prievartos ir pajusi, kad vis labiau artėji prie manęs. Viveka, gebėjimas skirti, yra taip pat svarbi kaip ir neprievarta. Kartais tenka pasitelkti jėgą, tačiau tik tam, kad nereikėtų jos imtis. Vakaruose yra
daug karatė mokyklų, kuriuose mokoma šio kovos meno, tačiau karatė tikslai ir dvasia dažniausiai suprantami klaidingai. Anksčiau, kai dorumas žmonėms buvo kelrodė ir gyvenimo tikslas, Japonijoje karatė būdavo pasitelkiama padėti kitiems ir vengiant kovos. Karatė kovotojas turėjo jaustis taip tvirtai, kad jo priešininkas atsisakytų kovos. Persiimk tokios stiprybės, kuri drauge sugebėjimu skirti sutelks tau galią, pasitelkus meilę, jėgą ir saiką, nusistatyti savo tokias ribas, kad įstengtum gyventi nenaudodamas prievartos. Pratinkis mylėti, ugdyk gebėjimą skirti. Ištikus sunkumams prašyk mano paramos ir nuolat atmink, kad aš čia esu dėl tavęs.